prezentuos Respublikinėje liaudies meno parodoje Vilniuje. Ji bus atidaryta Liepos 6 dieną Arkos galerijoje. Tai, kad sportas sveikata, žinome visi, tačiau ne visi sportuojame. O štai aktyvaus sporto teikiamus malonumus atradusios Dūkšto moterys sako dabar jų atsisakyti jau negalinčias. Šią savaitę, kai netyčia nugirdę apie sportuojančias Dūkšto moteris, užsukome į vietos kultūros centre neseniai įrengtą sporto salę, radome tik 2 prie treniruoklių prilipusias moteris. Šiaip čia jų, sako, paprastai būna kur kas daugiau. Anot pačios aktyviausios treniruoklių salės lankytojos ponios Elenos, jų čia kasdien, išskyrus poilsio dienas, apsilanko bent 4. Kitos dar tik dairosi, tačiau panašu, kad ateityje Dūkšto kultūros centro direktoriai Janinai Andrejevai teks pasirūpinti ir papildomais treniruokliais. Na, o pati Elena sako, dabar savo gyvenimo be treniruoklių salės nelabai jau ir beįsivaizduojanti. Nors pačią galimybę sportuoti Dūkšte ji atrado visai atsitiktinai. Kaip jūs atrado tą salę ir iš kur atsirado tas poreikis, kad reikia pasportuoti? Buvo susirinkimas čia ir pastebėjau. Atsistojau čia ir pradėjau važiuoti. Ir ant rytojaus tiesiai atėjau. Ir pradėjom. Ir dabar jau šitais treniruokliais Dūkšte esančiais kiek jau laiko sportuoti? Mėnesiai bus. Ir ko ne kasdien? Kiekvieną dieną, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis. Jeigu tik tai kur gali išvažiuoti. Kai išvažiuoti, tada jau tai gerai. Jeigu, reiškia, esat laisva? Laisva visuomet. Ir išeiginėse jau, po išeiginių traukia, negalėjai laukti, kad tik tai greičiau. O kaip jaučiatės po tų 2 mėnesių pasportavimo, ar nepablogėjo sveikata? Pagerėjo sveikata ir svorį biškutį numečiau ir viskas. Ir labai gerai jaučiuosi. Labai gerai. Ponia Elena visą savo gyvenimą pradirbo pašte. Laiškus jį nešioti pradėjo iškart po Antrojo pasaulinio karo, dar 1945 metais. Ne tik laiškus po pačius atokiausius rinkinius moteriai teko nešioti. Tekdavo ir siuntinius į vagonus pakrauti, o kartais, kaip juokaudama sako pati Elena, netgi vietoj arklio vežimus su siuntiniais patampyti. Tiesa, prieš pat pensiją 1,5 metų jai yra tekę padirbėti ir tuometinėje Dūkšto kuro aparatūros gamykloje. Dabar gyvenimo energiją spindinti moteris, sako sportuodama tik atsipalaiduojanti. Visą gyvenimą sunkaus darbo nevengusiai Elenai 15 ar net keliasdešimties kilogramų svarmenys tik juokas. Beje, sakoma, jog moters klausti apie jos amžių nėra labai mandagu, tačiau įsidrąsinę vis tik paklausėme. Atsakymas, tiesą pasakius, buvo daugiau nei netikėtas. 80 bus 1 Liepos 3, 26 metų gimimo. Ir kaip dabar į sportuojančią tokią amžiaus moterytę žiūri jūsų šeimos nariai ir galbūt kiti dūkštiečiai? Nieko, dukros pasakė, kad šauni ir vaikščiok ir viskas. Labai gerai. Vaikai patenkinti. Kai kurio kaiminga tai sakė, kad visi juoksi. Sakau, tegu juokės. Ką juokė? Aš duok, ką nedarau. Aš jau jaučiuosi labai gerai ir... Tai gal ir kitiem patartumėt pasiekti jūsų pavyzdžių? Bet aš dar jį agituoju. Gal turit ir savo pasiekėjų? Vieną Vilnių išvažiavus Vilnietę ir čia gyvena ir kartu mes taip pat einam. Ir va šitą ponę sutikau taip pat. Žodžiu, jau turit ir savo šiokių tokių pasiekėjų, ar ne? Taip. Tada Marytė dar ateina. Čia kažką netėjo. Tai jūsų iš viso čia dabar moterų, vadinkim, klubas, kiek jau narių turi? Dabar tai 4 mes. Taip, atintas ten ateina su anūkės, su Marytė. Tai 5 mes čia. O Dūkšto vyrai neateina pasižiūrėti galbūt į sportuojančias moteris ir kartu pasportuoti? Mes taip taikom, kad 11 valandų ateit, kad jaunimas nesimaišytų. Jaunimas po 2 valandų. 2 valandų ateit. Bet sportuoja ir Dūkšto jaunimas? Jaunimas sportuoja, taip. Jie jau po 2 valandų. A mes iki pietų. Taikom, kad nes... O jeigu dar kalbant apie tokį dalyką kaip poreikis, jis vis tik iš kažkur atsirado. Tarkim, jauni vyrai tai eina, kad savo raumenis gražesnius pasidarytų, moterys jaunos
kad, na, vėlgi lyšnus kilogramus numestų, o jums, kokia ta priežastis, kurią atvedė prie treniruotės? Mes nenorim, kad greit susentum, kad būtum jaunas, kaip ir yra. Na, o netgi tokio amžiaus sulaukusios ir širdyje tikrai labai jaunos ponios Elenos pasiekėja, daugiau nei dvigubai už ją jaunesnė dukštietė Janina teigia, kad jai šis salė ne tik sporto, bet ir savotiška sveikatinimo įstaiga. Pone Elena, jums, aš kiek suprantu, čia treniruoklių salė kaip mokytoja iš tikrųjų. Nu taip, pamokė, jinai man daug tokių pratimėlį pamokė. O jums dabar iš tikrųjų kaip tas vidinis poreikis irgi dėl kažko atėjo, ar tiesiog buvo smalsu pasižiūrėti, kaip kitos moterys sportuoja ir save pabandyti? Vieną sik atėjau ir, kaip pas mano mama yra druskos kojas, tos vadinamos ataugos, ir man per kelius ten traška keliukai skauda. Atėjau, pakilau, pirmas ten atrodo, nežinau, kažkas dūrė, gelė, o ta niekas, viską. Va dabar jau tiesiog norisi antradienio sulaukia ir lėki, būtent sportuoti. Dabar gal ir tos druskos mažiau treška? Jau mažiau treška, tikrai atrodo, noris kažkur bėgti, tai būdavo įsisėdėjęs, sėdi namuose, niekur nenori eiti. Dabar daugiau norisi prabėgti, negu kad mašiną važiuoti. Jau dabar, kai ateis vasara turbūt, kai bus šiek tiek geresni keliai, galbūt ir kitom sporto šakom pradėsit užsiiminėti. Nežinau. Nežinau. Bėgioti tikrai labai fantastiškai, labai gerai bėgti. Ir šitas, aišku, gerai, abudu gerai. Tai, žodžiu, aš suprantu, čia dabar tą, pavadinkim liaudiškai kaifą, kai pajutot sportavimą, tai jis dabar jau užkabino. Jau viskas, kada nedirbu, kada man išeiginė, aš visą laik čia atėjau. Ką čia ir be pridursi, sportas tikrai sveikata, o jo semtis galime ir turime kiekvienas iš mūsų, nepaisant nei lyties, nei amžiaus skirtumų. Juolab, kad galimybių aktyviai sportuoti pastaruoju metu jau ir mūsų rajone yra tikrai pakankamai. Šią savaitę rajone bei Ignalinoje vyko įvairūs renginiai, šventiniai koncertai, minėjimai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Apie juos ketiname papasakoti kitoje laidoje. O vasario 14-ąją minėjome Švento Valentino dieną. Ignalinos muzikos mokykloje ta proga surengtas tradicinis džiazo muzikos